Sveiki, mano brangus avinai, ir tai yra taro kortų prognozė jums šių metų vasario mėnesiui. Prieš save turiu 4 taro kortų kaladės ir kol aš maišau kortas, jūs jau žinote, kad irgi galite mintimis prisijungti prie informacinio taro lauko ir paklausti, kokiegi pagrindiniai pokyčiai laukia manęs vasario mėnesį. Ir mes pradedam. Prieš pradedant dar noriu priminti, kad pasikeitė mano interneto svetainės pavadinimas. Dabar interneto svetainė vadinasi Būrimas taro kortomis LT. Čia aš apačioj parašysiu, ten jūs galite užsakyti asmeninę prognozę, bet kuriam mėnesiu arba visiems metam, ten labai patogiai pasirinksite jums tinkamą dėlionę pagal temas, meilę, finansai, sveikata, darbas, metinės prognozes, įsidėsite į krepšelį ir 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiųsiu video įrašų formatu prognozę į jūsų Viber arba WhatsApp. Šitas programėlės reikia turėti, norint gauti asmeninę prognozę. Asmeninės prognozės kaina 50 eurų ir ten galite arba užduoti visus jūs dominančius klausimus, arba paprastai tinka mano paruoštos dėlionės, ten eina visi klausimai, paprastai, kurie jūs domina, ne, ir jau nusipirksite paruoštą dėlionę. Gerai, pradedam nuo išprotėjusio mėnulio kaladės. Taip, avinai vasaris, pagrindiniai įvykiai, avinai, kas laukia vasario mėnesį. Traukiu kortas. Pirma korta žvaigždė. Antra korta įsimylėliai. Wow, nuostabi mėnesio pradžia. Žvaigždė ir įsimylėliai. Žiūrėkit, 2 didieji arkanai. Žvaigždė tai yra sėkmė, tai yra norų svajonių išsipildymas. O įsimylėliai čia jau jūs tikriausiai suprantate iš paties pavadinimo, iš kortos pavadinimo įsimylėliai. Tai yra meilė, tai yra jausmai. Tai mano brangus avinai, tikriausiai mėnuo prasidės nuo kažkokio įsimylėjimo. Galbūt kažkas tai jums parodys dėmesį, galbūt irgi bus kažkoks jums siurprizas, kad žmogus jums prisipažins, pavyzdžiui, savo meiliai, savo jausmuose, savo simpatijai, arba jūs irgi pajusite kažkam tai netikėtai, va tą tokį įsimylėjimo, jaudulį, potraukį, tuos jausmus ir emocijas, tokias euforinės. Tai pagal šitas kortas turėtų išsipildyti tikriausiai daugiau tų žmonių svajonę, kurie būtent apie tą meilę svajoja. Kam tai aktualus klausimas ir kas laukia tos savo meilės, tos savo antros pusės, to įsimylėjimo jaudulio, kas jau nori sutikti arba patirti tai dar kartą. Tai turėtų jūsų mėnesio pradžia būtent tokia energija meilės ir pasižymėti. Taip, aš imu antrą kaladę, tai yra metų rato taro kaladė ir žiūrim, mano brangus avinai, ką jums parodys metų rato taro kaladė, avinai, kas laukia vasario mėnesį. Taip, traukiu kortas, avinai vasaris. Pirma korta 3 kardai, iškart jums pametė tą deguto šaukštą bačkoj medaus. Mano brangieji, žiūrėkite, gali būti kažkokie tai santykiai jūsų, ne? Iškrito, toj parodysiu jums, pati dar nematau, čia yra taurių karalius ir čia yra 9 pentakliai ir imperatorius. Tos kažkokios 3 pagrindinės problemas, kurias jums teks spręsti vasario mėnesio eigoje.
bus kažkokios problemos tikriausia santykėje su vyresniu asmeniu. Imperatorius tai yra vyresnysis asmuo, tai yra vadovas paprastai, tai yra žmogus su statusu, tai gali būti jūsų tėvas, jūsų ten vadovas darbe, jūsų, galbūt ir partneris, jeigu vėlgi jisai turi kažkokį aukštesnį statusą, jisai, pavyzdžiui, aukšto rango vadovas arba vyresnis už jūs ten 10-15 metų. Tai va čia gali būti, kad tas santykis, prasigruos kažkokia tai problema. Nes 3 kardai tai visada problema, tai yra kažkoks tai įsiskaudinimas, įsižeidimas. Tai vat iš tų žmonių, iš taurių karaliaus arba imperatoriaus jūs galite gauti kažkokį kažkokios kritikos, kažką tai tokio, kas jūs įžeis. Taurių karalius tai yra vandens stichijos atstovas, tai gali būti skorpionas, vėžys arba žuvis pagal zodiako ženklą. Tai vat irgi arba tai reikš, kad čia yra vėlgi santykių lygmenyje kažkoks tai įsižeidimas tarpusavio santykio, ar tai meilės, ar tai kažkokio kito santykio, tėvų, vaikų santykio, bet bus kažkoks tai įsižeidimas. Ir trečia problema, tai 9 pentakliai, tai yra finansai. Tai bus ir kažkas tai tokio, kas privers jūs pergyventi dėl savo finansinės padėties, dėl pinigų, gal bus kažkokių tai nuostolių, praradimų, netikėtų. Žodžiu, mėnesio viduryje teks susidurti su kažkokiom kliūtim ir problemam, kurias reikės praspręsti. Taip, 5 pentakliai, taip, nuostolis, 5 pentakliai tai yra netikėti nuostoliai ir praradimai. Tai yra tuomet, kai, pavyzdžiui, jūs nesitikėjote, o pas jūs ten, aš nežinau, sugedo kompiuteris, sulūžo ar ten sudaužė telefoną ir reikia atpirkti, ko greičiau, nes be kompiuterio ten savo darbo nepadarot, be telefono mes iš vis gyventi negalim, jau šiais laikais, tai čia yra netikėtos išlaidos. Taip, aš imu 3 kaladę kvailio. Žiūrėkit, šitą nuostabią kaladę, plastikinės kortos, auksinės spalvos, tokios žybančios, nesusidėvinčios, aš turiu pardavime. Irgi galite rasti mano interneto parduotuviai, būrimas taro kortomis LT. Ten yra kortos anglų kalba ir rusų kalba. Čia yra anglų kalba, visos reikšmės, tiesioginės apverstos kortos reikšmė, atsakymas taip ir ne. Žodžiu, puikios kortos, labai praktiškos, turėsite jau visam gyvenimui, nes nesusidėvies, nieko su juom neatsitiks ir visi atsakymai parašyti ant kortos jų reikšmės, atsakymas taip ir ne, zodiako ženklas ir taip toliau. Labai rekomenduoju jums įsigyti šitas kortas kaip pradedantiesiems dėl savęs traukti kortą kiekvieną dieną pačiam savo, kaip ir jeigu jūs jau kažkaip tai domitės giliau ir norite irgi kažkam tai daryti skaitimus. Čia, būtinumas turėti tokias kortas. Nuostabios kortos, ir grožis nuostabus meno kūrinys, ir aiškus paveiksliukai taro Raiderio Waito ir visos reikšmės surašytos. Taip, gerai, avinai, kom pasibaigs jūsų mėnuo? Taip, pirma korta 8 taurės, antra korta 6 kardai. Žiūrėkit, 8 taurės, tai situacija, tos problemos visos pasibaigs. Jūs išeisite iš tos probleminės situacijos. Galbūt jūs būsite priversti, nusisukti ir tiesiog išeiti. Galbūt jūs ir paliksite tas problemas. Gal jos ir nebus išspręstos. Bet jūs nusisuksite ir jūs išeisite iš tų problemų. Labai gera korta, jinai sako apie tai, kad jūs sugebėsite, rasite pakankamai jėgų, vidinių jėgų, charakterio, valios, kad susikoncentruoti ant tų problemų. Ir korta 6 kardai, tai yra korta kelionės arba persikraustimo. Tai kažkas, tai mano brangus avinai, mėnesio pabaigoje kažkur išvyks pakeliauti, o kažkas tai galbūt galvos apie persikraustimą iš vienos gyvenamosios vietos į kitą, iš vieno gyvenamojo būsto į kitą. Žodžiu, tokia kelionė turėtų laukti, toks rimtas pokytis. Ir kelionė kaip pokytis
pokytis jūsų kažkokių tai įsitikinimų ir persikraustimas kaip gyvenimo išorinis pokytis. Tuo aš jums ir linkiu, mano brangus avinai, sėkmingo jums vasario mėnesio.